Garbė Jėzui Kristui. Iš pranašo Izaijo knygos. Viešpats pranašui sako: šauk visą gerklę, neperstok. Teskardi tavo balsas tarytum trimitas, prikišk mano tautai jos nusikaltimus, Jokūbo namiškiams jų nuodėmės. Diena iš dienos jie ieško manęs, norėdami mano kelių sužinoti. Lyg būtų tauta, kuri vykdo teisumą ir neatsisako Dievo teisyno. Jie iš manęs reikalauja teisingo sprendimo ir nori, kad Dievas prie jų priartėtų. Kodėl mes pasninkaujame, o tu nematai? Kodėl atgailaujame, o tu to nepastebi? Štai savo pasniko dienomis jūs tvarkote reikalus ir verčiate dirbti visokio darbo. Pasniko metu jūs ryjatės ir ginčiatės, puolate žiauriai su kumščiu. Todėl jūsų pasninkas nėra dabar toks, kad jūsų šauksmas būtų išklausomas aukštybėse. Argi tada yra pasnikas, kokį aš mėgstu, argi tada bus tikroji atgailos diena, kai žmogus savo galvą nulenkia lyg nendrė, maišu apsirengę pelenais pasibarsto. Argi tai yra pasninkas ir toji diena, kuri Viešpačiui patinka? Ar pasninkas, kokį aš mėgstu, nėra štai kas? Nuimti neteisės pančius, atleisti jungimo virves, paleisti kankinamuosius, sustiprinti bet kokį jungą, dalyti alkstantiems duoną, priglobti pastogės neturinti vargšą, aprengti matomai nuogą ir likimo valiai nepalikti brolio. Tada tartum ryto žara nušvis tavo šviesa ir tavo sveikėjimas greitai stumsis į priekį. Tavasis teisumas žengs tau iš priekio ir Viešpaties šlovė lydės iš paskos. Kai kreipsies, Viešpats atsilieps, kai šauksies, jis tars: aš čia. Tai Dievo žodis. Na, pranašas Izaijas yra išskirtinis pranašas, todėl kad jisai buvo žydų tautos sąžinės balsas. Kitaip tariant, Izaijas nebijojo valdininkams, turtingiems ir įtakingiems žmonėms prikišti jų daromos nuodėmės. Kitaip tariant, jis turėjo drąsos pasakyti kilmingiesiam, kad žinai, dėja, bet tu elgiesi netinkamai. Ir žydų tradicijoje, Senajame testamente, pasnikas yra tapatinamas su Dievo ieškojimu ir buvimu su Dievu. Kitaip tariant, pasnikas buvo tam tikra maldos forma, kurioje žmogus intimiausių būdų gali susitikti Dievu. Kitaip tariant, pasnikas susitikimas su Dievu vieta. Šių dienų žmogui be galo sunku yra tą padaryti, kadangi mes gyvename technologijų amžiuje, kur viskas yra žmogui prieinama, viskas galima, žmogus gali savo daug leisti, spa centrai, malonumai, prabangos ir taip toliau. Aišku, tai nėra blogai. Bet apie ką pranašas sako, kad tie dalykai atitolina nuo Dievo. Ir tik tai pasnikaujant galima priartėti prie Dievo. Vadinasi, pasnikas mus verčia eiti link Dievo. Aš čia. Reikia elgtis taip, kad Dievas tartų aš čia. Pasnikas tai nėra vien tik tai atsisakymas mėsos. Tai yra, sakyčiau, kokių 10% pasniko esmės. Pasnikas pirmoje eilėje yra malda. Pasnikauti nereiškia atsisakyti prabangių valgių, linksmybių, triukšmo ir panašiai. Pasnikas yra malda. Pasnikas yra ieškojimo vieta susitikimui keliam su Dievu. Todėl linkiu visiems pasnikauti maldoje, pasnikauti ir maistu, pasnikauti ir pagalboje kitam
kad išgirstumėte balsą. Aš čia. Garbėsiu Kristui. Turbūt pratęsiu, ačiū Ryčiui, pratęsiu, kągi sako žodis tarp mūsų šiandien, atliepiant Izaiją. Pasninkas, kokio aš noriu. Gavėnios metu mes stengiamės ypač atkreipti dėmesį į 3 praktikas – maldą, pasninką ir išmaldos davimą. Pastaroji kartais būna pati sunkiausia, nors daugelis mūsų gavėnios laikotarpių šelpia vargšus, kur kas sunkiau surasti progų asmeniškai jiems patarnauti. Gavėnę dažnai pradedame nuoširdžiai trokšdami padėti vargšams, bet kažkaip šis laikotarpis prabėga, mums taip ir neatradus, kaip galėtume jiems padėti. Šiandien jau 3 gavėnios diena, tad priimkime ją kaip progą sudaryti konkretų pagalbos planą. Nežinote, nuo ko dėlėtų pradėti. Galbūt tiktų paskambinti į savo parapijos raštinę ir pasiteirauti, ar parapijos karitas skyriui nereikia maisto, pinigų ir drabužių. O gal žinote kitą katalikišką organizaciją dirbančią su vargšais. Beje, gana lengva paaukoti pinigėlį jau prašančiam vargetai, nei kiek nesirūpinant juo pačiu, netgi vengiant pažvelgti jam į akis. Kur kas sunkiau duodant išmaldą pažvelgti vargšui į akis, pripažinti jį kaip savo brolį ar seserį, parodyti jam atida, tada ir mūsų širdis keičiasi. O gal vertėtų mums pamėginti savanoriauti kurioje nors organizacijoje, dirbančioje su vargšais ar stokojančiais. Galbūt pajusime, kad ši tarnystė mums itin prie širdies ir tapsime nuolatiniais savanoriais. Juk Jėzus mums sako, kad vargšų visada yra tarp mūsų, ne tik per gavėnią. Šiandienos pastraipoje iš Izaijo knygos įspūdingai primenama, kad Jėzui kur kas svarbesnė mūsų širdies paskatos nei išoriniai veiksniai. Nors jam patinka, kai mes pasninkaujame, bet jis taip pat ieško tokių žmonių, kurie laisvina pavergtuosius, dalijasi duoną su išalkusiais, priglaudžia benamius, aprengia nuoguosius. Viešpats mums žada, tada tartum aušra užtekės tavo šviesa, tavoji žaizda bus greitai užgydyta. Tavasis teistumas žengs pirma tavęs, o viešpaties šlovė palydės iš paskos. Tada šauksies ir viešpaties atlieps, kai pagalbos prašysi, jis tars, aš čia. Jėzau, nori tarnauti tau, tarnaudamas vargšams, padėk man atrasti, kaip galiu atpažinti tave tuose bendruomeniai žmonėse, kuriems nesiseka, kurie ko nors stokoja. Taigi, ačiū, kad klausėt. Iš tikrųjų, čia šiandien kalba labai daug apie vargšus, apie įvairius žmonės, kuriem reikia pagalbos. Bet aš manau, kad mums nelabai reikia darytis kažkur. Mesgi turim savo bendruomenę. Mes pasistengiam padaryti čia tuos gerus darbus dėl savo žmonių. Iš tikrųjų yra pradėta, jau žinot, ta toks Jūratė Bradauskienė, yra Aldona Ibenskienė yra pradėjus tą ir aš manau, kad mes per šitą laikotarpį priminsim, kad mes pabaigtume rūpinimąsi tai žmonėm, kurie išėję iš mūsų bendruomenės, kurie išėję ne pas viešpatį, bet kurie išėję, kurie čia nedirba, kuriem tikrai reikalinga pagalba, kurie galbūt vieniši, kur su jais reikia pasikalbėti, kur jiems reikia padėti. Tai mes kitą kartą ieškom visko labai toli, o pamirštam savus žmonės, kurie šitoje bendruomenėje praleido labai daug metų. Tai aš manau, kad mes jau dirbam šitą darbą ir pradėsim tą tęsti. Kitas dalykas, apie ką mes tikrai, jūs matėte, jau prieš naujus metus mes pradėjom šitą akciją, būtent Kuzmos skulptūrai Lozoriaus kelkis įgyvendinimui. Aš
Aš manau, kad mes ją tikrai pratęsime, nes, ką noriu pasakyti, iš tikrųjų kiti tie žmonės, kaip būtų be gaila, ne, bet jie sumetė daugiau tų pinigėlių, negu mes patys, būdami savo bendruomenė. Bet iš kitos pusės mes pakabinom, padėjom tą dėžutę čia. Nu ir mes palikom tą dėžutę. O čia reikia, galbūt mes turime daugiau padirbti su mokiniais. Galbūt mes turime su savimi padirbti, nes mes patys pirmą turim suprasti. Iš tikrųjų, taip pat gilinantis ir kalbant apie Kuzmą ir apie šitą skulptūrą Lozoriaus kelkis, manau, kad jinai daug ką pasako. Tai širdies išgyventa žmogaus skulptūra, kuris tikrai atrodo mus kelia naujam gyvenimui. Ir ta jo mintis Sanitariškėse pastatyti šitą skulptūrą galbūt priverstų ne vieną stabtelti ir pasižiūrėti, kad ne vien tik tai pastatyta jinai dėl grožio, bet ta mintis, kad mums reikia keltis tam šiek tiek kitokiam gyvenimui, pažvelgimui kitam į akis, dėl ko atverti tą širdį meilį. Tai iš tikrųjų turime čia pas save daug dalykų ir turime galimybę pakelt akis į šalia esantį. Tai galbūt mes tą ir pasninką tokį pabandytume sutarti, priimti ir kreipti net ir mūsų kitą savaitę konferenciją mes turime penktadienį mokinių, ne? Prisiimant tą atsakomybę, ką mes darom, kaip mes darom, kad mes atkreiptume dėmesį į tai. Tai tikrai tuomet, kaip tu pas save tvarkaisi, kaip tu šalia esančiam teiki tą pagalbą, kitą kartą galbūt mes bėgam kažkur toli labai, o čia mes nematom aplink, kas dedasi ir kas darosi. Tai melskime Viešpatį išminties mums visiems, mūsų šeimoms, mūsų šeimos nariams, mums patiems, siunčiant dvasią į mūsų širdį, šventąją dvasią į mūsų širdis, kad mūsų visi tie sprendimai būtų pagal Dievo valią. Kad tai iš tikrųjų mes keisimės ir keičiamės. Ir dėkokime Dievui, kad mes turim šitą galimybę čia susirinkti, čia išgirsti Dievo žodį, čia pasakyti vienas kitam ačiū už tai, ką padarėm, čia iš tikrųjų pasveikinti vienas kitą, pasidžiaugti vienas kitu, palinkėti ramybės ir pasimelsti vienas už kitą, jeigu yra kuriam bėda. Tai tikrai dėkokim Viešpačiui už tais galimybės. Na, šiandien mes melskimės, mes rytoj švenčiama bus mūsų nepriklausomybės diena. Tai tikrai melskime Viešpatį, prašykime jo malonių, kad mes suvoktume, suprastume, brangintume tas, kas mums duota ir suprastume tą tikrąją laisvę. Iš tikrųjų, ir ta knyga pradėta mūsų, ir ta akcija pradėta per Litexpo, būtent prie šitos širdies, aš myliu Lietuvą, rašyti linkėjimą, kurie buvo mokiniai, mokytojai, tikrai labai įsijungė į tą akciją iš kitų aplinkinių, būtent ne vien mūsų mokyklos, aš kalbau, pas mus jinai neparvežta, aš manau, kad mes parsivešime pas save, nes rytoj Filharmonijos foje stovės būtent šitas mūsų širdis didžioji, kur kiekvienas ateinantis galės rašyti nedidelėje širdelėje, geltonoje, žalioje arba raudonoje, kaip aš myliu Lietuvą, ką aš jai linkiu, ką aš norėčiau pasakyti. Na, turės galimybę ir prezidentė, jeigu jinai norės prisilies prie to, ir visi kiti, kurie rytoj Vilniuje, Filharmonijoje paminės būtent mūsų šitą didžiąją šventę. Šiandien mūsų verslo skyriaus, floristikos floristai važiuoja tiesiog atgaivinti, sutvarkyti, pastatyti, kad galima būtų rytoj tikrai vėl pratęsti šitą akciją. Na, o knygą, aš manau, mes nuo pirmadienio galėsime bandyti jau rašyti. Vakar, kaip matėte, pirmus įrašus padarė provinciolas, bet padarė mūsų vyskupas. Į šitą knygą linkėjimus parašė. Na, jūs matėt, pastatyta vieta yra ir tiesiog mes kiekviename skyriuje iki kovo 11 taip pat ten į šitą istoriją įeisim, parašysim savo linkėjimus, o paskui tiesiog matysim, ar mes ją kam nors padovanosim, jeigu jinai noras bus ją saugot,
o jei ne, mes turėsim savo mokyklos istorijoje, kad mes galėtume ir patys pasidžiaugti ir prisiminti ir branginti tą, ką turi. Tai šiandien melskime ir prašykime Viešpaties malonių, kad apsaugotų mus, kad iš tikrųjų mūsų tai šaliai, tie žmonės, kurie atėję, ir mūsų prezidentė melskime išminties, ir mūsų kitiems valstybės vadovams, parlamentarams, mūsų švietimo ir mokslo ministerijos vadovams, duos išminties, kad tarnautų tiem mūsų žmonėms, kad tarnautų mūsų mokiniams, kad iš tikrųjų ta mūsų Lietuva gražėtų, kad mes būtume verti to vardo, verti savo branginti tą laisvę, tą tikrąją laisvę ir suprasti savo laisvę, o ne atitrūkimą nuo kažko ir bėgimą kažkur. Tikrųjų melskime Viešpatį ir savo maldomis prašykime šitų malonių. Turbūt šiandien mes melskime taip pat ir už visus dvasinius mūsų vadovus, melskime mūsų mokyklos vadovus dvasinius, melskime mes už mūsų ir Laimutę, kurie tikrai visą laiką su giesmėm čia pasitinka ir suburia mūsų jaunimą, būtent tam, kad pažadintų mūsų tai širdis, pažadintų mūsų širdis Viešpačiui giesmei, gėriui. Prašykime Viešpaties malonių. Taip pat mes melskimės už mūsų mamas, jaunas mamas, už vaikelius mažus ir už didesnius šeimas. Prašykime malonių Viešpaties, būtent namom tai brangia proga, vasario 16 proga. Tikrai, kad mums Viešpats siųstų tų malonių. Šiandien 15 vasario Paulius mūsų išėjęs yra dabar į kitą mokyklą, vadovauja kitai mokyklai. Melskimės mes už Paulių, nes jisai švenčia savo jau gimtadienį šiandien dieną, tai mes jį prisiminkime savo maldose, prašydami Viešpaties malonių. Melskime mes, prašykime Viešpaties malonių Švento Ignaco kolegijos veikloje, kur tikrai jauna institucija, tai mūsų, kaip sakom, išaugusi iš mūsų institucija, prašykime Viešpaties malonių apsaugoti, stiprinti ten dirbančius ir ten bestudijuojančius studentus, už mūsų mokinius. Melskimės taip pat, kad tas savaitgalis būtų ramus, kad tas asteroidas praskristų čia sėkmingai, neužkliudant mus. Prašykime Viešpatie šiandien šitų malonių. Ir mes taip pat prisiminkime mūsų išėjusius žmonės, išėjusius bendruomenės žmonės. Prisiminkime Darių, Alfonsą Kazį, prisiminkime Aušrą, Liliją, Ingridą, Mariją, Rimantą, Ireną, Violetą, Sigitą. Savo mintyse aplankykime mums visus kitus mums brangius žmonės, kurie yra iškeliavę pas Viešpatį, prašydami Marijos globos jų sieloms ir užtarimo mūsų reikaluose pas Viešpatį. Kviečiu bendrai maldai.